Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet, tradicinė apžvalga 276 iš eilės. Apžvalga vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensų Life verslo plėtros vadovas. E, Lapkričio 6 diena, laikas bėga nenuvaldomai, dar savaitė ir būsime lapkričio viduryje, na ir metai praktiškai baiginėjasi. Tai, bet jie baiginėjasi iš tiesų gerai. Jeigu pasižiūrėjus į fondų rezultatus, į apskritai indeksus, na, mes turime puikius rezultatus, kokių turbūt, na, vargu bau ar šių metų pradžioje, ypatingai kovo, balandžio mėnesį, galėjome tikėtis, kad metai baiginėsis taip gerai. Tai dar yra laiko, dar, kaip sakant, piktosios jėgos gali kažką tai sutrukdyti, bet bent jau tiek, kiek aišku, kol kas na, nėra tų baisių dalykų, kurie reikšmingai stabdytų rinkas. Rizikų, tiesą pasakius, yra. Tai apie tai ir pašnekėsime šiandien. Tai visų pirma, VIX sukasi apie 20, bet yra žemiau 20, ganėtinai rami situacija finansų rinkose. Na ir kas labiausiai neramina, tai yra šią savaitę sueina rekordinis skaičius sukapsėjo tiek, kiek sustabdyta yra Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė dėl nesutarimo tarp respublikonų ir demokratų, kaip suformuoti biudžetą. Biudžeto lėšos yra įšaldytos ir jau daugėja straipsnių, kad būtent šis sustabdymas turės ilgalaikių pasiekmių Jungtinių valstijų ekonomikai. Reikia suprasti, kad daug institucijų neveikia. Netgi, kuo išsiskiria šis sustabdymas, tai netgi statistikos departamentas šiandien dienai yra neapmokamas ir statistikos departamentas neteikia dalies duomenų. Tai užvakar buvo Bloomberg'e straipsnis apie tai, kad na, iš tiesų šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos kaip ekonomika skrenda be priekinio lango arba skrenda rūke ir duomenų neturi. Tai yra negali reaguoti centrinis bankas netgi, kuriam artėja gruodžio 10 dieną, sakykime, sprendimas dėl bazinių palūkanų, duomenų, pilnų duomenų jis neturi, nes statistikos departamentas negauna atlyginimo ir jie neteikia duomenų. Tai va čia yra išties įspūdingas sustabdymas, iki šiol tokių dalykų nebuvo. Ir daug žmonių eina iš tiesų į darbus, kiek yra straipsnių rašoma, bet atlyginimų negauna. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose jau virš mėnesio tokių žmonių atlyginimų negauna valstybinėme sektoriuje. Spaudimas milžiniškas, reakcijos, sakyčiau, per daug švelnios, nes anksčiau, jeigu būdavo sustabdymai, tai į tai reaguodavo finansų rinkos ganėtinai audringai. Šį kartą kažkas tai yra kitaip, matysime. Kol kas nepanašu, kad tų kompromisų tarp respublikonų ir demokratų atsiranda, jie netgi didėja, sakyčiau, tas takoskyra. Ir jau 37 dienas valstybinis sektorius yra paralyžiuotas. Kas dar? Iš politikos, tai sprendžiasi dilema, ką nuspręs teismai. Jungtinėse Amerikos valstijose teismai nagrinėja, ar Trumpas apskritai gali grasinti muitais kitoms valstybėmis, nes tai yra vyriausybės sprendimas, turėtų būti. Tai čia didžiulis klausimas, gali būti, kad Trumpas teismo keliu bus nuginkluotas labai stipriai. Iš tiesų, jeigu pasitrauktų tarifai, na, ko gero mes matytume rinkos pagyvėjimą, nes supraskime, kad prieš tai buvo atvirkštinė reakcija, kai Trumpas vidinėjo muitus. Na ir kita nerami žinia, tai kad iš tiesų Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės per spalį atleido daugiausiai žmonių per paskutinius 20 metų vieną mėnesį vertinant. Tai atleidimų ženkliai padaugėjo ir tai iš tiesų yra signalas, kuris rodo, kad ekonomika vis tik tai stoja ir greičiausiai nebe Trumpo pagalba. Apskritai, jeigu mes matėme ekonomikos augimą ten 3-4 procentų rėžyje, prognozuojam, kad pirmą ketvirtį ekonomika gali augti 1 procentiniu punktu.
Tai šiuo atžvilgiu sulėtėjimas iš tiesų galimas, jisai vyksta. Iš kitos pusės tai yra savotiškai žinia, kad greičiausiai dar gruodį JAV centrinis bankas Fedas mažins palūkanas bent 0,25%. Tai šiaip finansų rinkoms pinigų atpigimas yra gera žinia. Kas liečia rezultatus, toliau skelbiami ketvirčio rezultatai. Trečio ketvirčio rezultatai jau praktiškai 2/3 kompanijų yra suskelbusios savo rezultatus. Ir kas dabar matosi pagal paskutinius duomenis, tai yra ketvirtis prieš ketvirtį, tai pelnai iš tikrųjų auga kompanijų. Nepaisant atleidimų, pelnai auga 10,7%. Tai nėra kažkas labai baisiai įspūdingo, bet rezultatas tikrai neblogas. Ir ką analitikai skaičiuoja, kad būtent ketvirtą ketvirtį ir ne tik tai ekonomika trauksis, bet ir pelnų augimo greitis trauksis. Bet dėl kitų metų yra daug optimizmo. Tai yra tarsi persijungia viskas į kitą pusę ir judame į priekį. Tai jeigu ši prognozija pildytųsi, na, yra rizika turėti vėl neblogus metus, 26-uosius. Vėlgi, kaip nuo ko ir pradėjome, jeigu kažkokios blogio jėgos mums nesutrukdys, esminiškai nepakeis situacijos, geopolitika nesubirės kokia nors arba dar kažkas tai panašaus. Indeksas šiek tiek koreguojasi, 6,7 tūkstančio. Eurostoksas irgi šiek tiek koregavosi, apie 10 punktų pasileido žemyn, bet iš esmės juda ties rekordinę aukštumą. Euro dolerio kursas stabilus, ties $1,15 už 1 eurą. Čia kažkokių didelių pokyčių praktiškai ir nėra, nors šiek tiek leidžiasi grafiką žiūrint, bet šiaip metų kelionėje ganėtinai įspūdinga. Nafta taip pat stabilizavosi, tarsi nebūtų Junktinių Amerikos valstijų sankcijų Rusijai, kuriais sankcijos įsigalioja beje lapkričio 21. Bet jau dauguma finansų įstaigų yra sustabdžiusios operacijas Rusijai, bet šiuo atveju nafta visiškai nereaguoja. Tai OPECas paskelbė, kad daugiau nedidins naftos gavybos, nes jau ir taip yra perteklius. Tai panašu, kad tas perteklius ir stabilizuoja. Kas yra labai gražu, tai judame link žiemos sezono visiškai. Šildymo sezonas startavęs, dujos kainuoja 31 eurą už megavatą. Ir tokio stabilumo turbūt net prieš kriziniam laikotarpyje, dar prieš karą nebuvo dujų rinkoje. Visiškai subalansuota rinka ir netgi kalbama apie tai, kad LNG terminalų tai ir suskystimo terminalų yra tiek pastatyta, kad rinka galbūt netgi yra perkrauta dujomis. Vario kaina stabilizavosi, aukso kaina taip pat ties $4,000. Šiek tiek aukso kaina klibina ta mintis, kad toliau bus mažinamos palūkanos, na, tarsi investuotojai norėtų keisti obligacijas į auksą. Ta kaina stabilizavo ties 4,000. Man tai atrodo grinai prekybinė situacija, kur rišamasi prie apvalios sumos ir bandoma surasti priežasčių įdėti vieną arba kitą pusę. Tai gali būti, kad turėsime vėl kažkokį tai stabilizacijos laikotarpį, kaip buvo kažkaip visą vasarą, kai auksas kainos praktiškai nekeitė. Na ir fondai, tai kaip ir minėjau, fondai demonstruoja labai gerus rezultatus metais. Jeigu taip užsidarys, turėsime tikrai kuo pasidžiaugti. Tai fiksuotas pajamingumas nuo 3 iki 5% grąžos per 12 mėnesių. Vidutinės rizikos fondai pagaliau visi yra pelningi, grąžos nuo 1 iki 8%, tas yra labai puikus rezultatas, sakyčiau. Na ir aukštos rizikos fondų, akcijų fondai. Vienas iš fondų, naujųjų mūsų VAG Central Europe, centrinės Europos fondas, kuris investuoja stipriai centrinėje Europoje ir Lenkijoje, tame tarpe didelis svoris. 49% grąža per paskutinius 12 mėnesių, kitas europinis fondas 30%, na ir Junktinės Amerikos valstijos šoktelėjo iki 17% per 12 mėnesių. Ir pagrindinės priežastys čia vėlgi rinkos leidžiasi šiek tiek, bet reikia suprasti, palyginamoji bazė praėjusiais metais buvo gerokai žemesnė ir būtent dėl palyginamosios bazės skirtumo tos grąžos labai stipriai šoka. Bet kokiu atveju periodinis investavimas, jeigu investavote prieš metus ir visus šios metus kas mėnesį, na,
rezultatai turėtų tikrai, tikrai džiuginti. Tai tiek iš manęs, kitas susitikimas jau lapkričio viduryje, lapkričio 13 dieną, 16 val. 277 kartą. Ir visiems iki geros kloties jūsų investicijose.